mėlyjei, esam dabar Lenkijoje ir mūsų turas yra Mykolaiki, Olščin, Vladivoslavova kažkaip tai taip, jeigu gerai ištariau. Paskui Hel, tai yra Helragas, irgi galima pavadinti, žodžiu, pajūris. Na ir po to, aišku, Bydgoščius, kuriame buvę mes jau esam. Ir sekantis Plotsk, atrodo, jei neklystu. Miestelis, na ir paskui jau, aišku, namo. Tai gaunasi, kad turėsim 4 naktis Lenkijoje ir paskui jau namučių. Tai aplankysim greičiausiai tuos miestelius, kuriuose dar nebuvę, išskyrus Bydgoščių, kuriame buvom ir mums labai patiko. Tai pakeliui, kadangi pakeliui, tai sakom, užsuksim ir vėl, nes vieną kartą buvom. Gerai, jau iš kitą pusę norisi sukti. Mums netinka, reikia praleisti. Va, skyrus Bydgoščių, tai kas bus labai įdomu, aš visą laiką, tiksliau mes mėgstam, juk nesenai visai buvom Latvijoje, tai ten irgi Kolkos ragą aplankim, kuri nuostabi vieta. Mano nuomonė, tai yra verta, yra įdomu aplankyti tą vietą. Tai kaip ir verta aplankyti Hela, Hola, kaip tiksliai jinai vadinasi, nepamenu. Bet irgi labai įdomu bus pažiūrėti, nes į vieną pusę kaip ir Baltijos jūra, į kitą pusę bus marios, pavadinkim. Taip. Jo, kaip Neringa, kaip Nida, tik tai iki pačio galo važiuosim, bus įdomu. Va, toliau, aišku, iš ten jau važiuosim į Bydgoščių, kaip sakiau, esam buvę, mums labai patiko, nedidelis senamiestis, žodžiu, gražių tokių yra įdomių pastatų, labai faina. Plotske mes nebuvę, tai taip pat, manau, bus įdomu pamatyti. Pastebėjau ir peržiūrėjau žemėlapį, tai irgi matos, kad ten nedidelis senamiestis yra, vėl bus įdomu. Įdomu. Kas esat buvę išvardintose miestuose, galite parašyti, papasakot trumpai gal netgi, ką ten matėt, ką ten lankėt. Tai taip pat įdomu. Dabar važiuojam mes jau link Mykolaiki ir iš tiesų pravažiuojam miestelius ir gražus kelias. Tai atrodo, gali savo važiuoti ir važiuoti, dairytis, nuostabi gamta, miesteliai. Vienas po kito. Mums liko 26 km iki ten nuvažiuoti. Tai jau nedaug, manau, kad tuoj pat ir netruksim ir jau būsim ten. Mykolaikose pravažiavom ne kartą, bet taip ir nesugalvojom stabtelt, kad pasivaikščiot. Ir dabar vienas iš draugų mano buvo, aplankė, pasivaikščiojo, pamatėm jo nuotrauką. Sakom, stabtelkim, žodžiu, ir mes. Pakeliui vis tiek tai stabtelkim. Žemėlapį pasižiūrėjau ten tas vietas, ten prieplaukas, ten daug visokių, žodžiu, vyksta. Pasiplaukiot galima. Ir ką tik tai ten nori, taip kad, manau, pamatyti, aplankyti bus ką pažiūrėti trumpai, valandėlę, gal pusantros, kiek ten pavyks mum apeiti. Tiesa, žiūrim dabar irgi, važiuojam kelias, iš Kauno išvažiavom, lijo stipriai, sakyčiau, netgi purškė ten, žodžiu, toks nemalonus kelias buvo per tokį lietų. O dabar, kaip ir visada, kai tik tai mes kažkur atvažiuojam, atsivežam su savim saulę. Ir gaunasi, kad dabar važiuojam, saulytė šviečia, jau šilta. Tai štai taip ir atsitinka, nors rodė, Vasunatas sako, rodė kavos ne visą mūsų kelionę, visas dienas lis, visur važiuosim per lietų. O čia gaunasi, kad mes savo atvažiuosim, pasivaikščiosim gražiame ore. Bus matyt, vis tiek
ar lyja, ar saulė šviečia. Jeigu šilta, tai mano nuomonė viskas gerai. Kągi, važiuojam iki Mykolaikį. Susitiksime ten. Gražus siauras keliukas, bet kaip nušviesta ir saulė, tai taip viskas atrodo spalvos visos. Stebėjau merginą, tai dar kaip nors ir vasarą į pabaigą, bet nemažai mašinų tempia paskui savęs, kemperiukus. Ir matyt, tai poilsiauja. Sustoja kur nors. Ir smagu, su šeimyna galbūt, prie kokio ežeriuko, kokio tvenkinio ar kažkur. Tai yra geležinkelio turbūt tiltelis. Labai smagu to keliu važiuoti, toks posūkiai, dairaisi, kelias geras. Nežinau, kiek metų atgal, kai važiavom irgi, tai buvo toks ne kažką. Ir duobėtas, dir visur. Lenkus ir ženklai šiek tiek kitokie. Ir briedžiai nupaišyti, kad gan daug to ženklų, kad į kelią gali išbėgti, būkit atsargus. Nu taip, naktį jeigu važiuoti šito keliu, tai manau, kad reikia tikrai labai jau būti atsargiem. Nes matomumas tai kur kas prastesnis. Tvorų nėra. Jo, jokių tvorų nieko nėra čia. Aišku, tos tvoros tai ir gadintų visą turbūt vaizdą. Bet galbūt apsaugotų kiek vairuotojus. Posūkiai. Ir kai kurie pakankamai tokie status. Taip, kiek mums liko iki 11 kilometrų. 18? Iki posūkio kažkokio 11. O iki Mykolaikį mums 18 kilometrų. Štai kokie posūkiai. Raitosi. Miestelį kažkokį vėl. Kaimelį, miestelį, nežinau. Kas tai iš tikrųjų? Štai kokie ženklai. Kaip atrodo pagrindinio kelio ženklas. Kokia alėja. Medžių alėja. Man primena kelią, kai važiuoji iš Kauno palei Nemuną ir paskui ten link Šilutės, Juknaičių Šilutės. Tai kažkokį va tą primena. O žiūrėk, matai, o čia karvytės nerudos, kaip prieš tai matėm, buvo visos rudos. Čia visos beveik juodos. Ar žalmargės, ar kaip čia pavadinti.
Nu taip, tokio keliu važiuojant iš tikrųjų. Važiuoji, galima sakyti savo, kaifuoji, ilsiesi. Lėkt nereikia, skubėt nereikia. Tokie laukai. Spalvota. Nu, oras tai pasisekė. Nu va, mes ir matom vėl mašina tempia kemperį paskui save. Žmonės poilsiauja aktyviai. Tais pasakus, nežinau, ar aš norėčiau tą kemperį tampyti paskui save. Bet čia kaip kas. Kokio tai dvaro būta matyta, ne? Arklidės. Gėlyčių ant palangės. Tai 12 kilometrų liko ir būsi Mykolaikos. Ir žinai, visai smagu, kad saulė šviečia, bet yra ir debesų. Ir nesvarbu, kad vieni galbūt tamsesni, kiti baltesni ten, bet tuo ir gražu, kad tada dangus jisai yra netoks plikas. Ir saulė tada nekankina pastoviai. Taip kad manau, kad mes labai, sako, turim būti dėkingi už tokį orą. Kad ne karšta, ne šalta. Kas nevažiavę link Mykolaiko, link Olštino, tai aš manau, kad tikrai verta nuvažiuoti. Nu va, matus Mykolaikai 9 kilometrai liko. Tai irgi verta vien dėl to, kad tiesiog tokio keliuko visai smagu prasivažiuoti ramiai. Jeigu neskubi, neleki nieko, tai tikrai labai smagu. Ir laukai gražus, kaip Lietuvoje, sutvarkyta, kas ten nupjauta ar pasėta, tvarkingai viskas. Kukurūzai. Ar čia jie dar turi išlyst? Kaip čia? Ar čia tokie silosiniai? Kaip čia? Kiek jie apačioje? Medelių alėja savo irgi, prašau, pasodinta šiek tiek toliau nuo kelio. Ir kažkada užaugs medžiai, šešėlis kris ant kelio. Gražiai turėtų atrodyti. Kągi 3 kilometrai liko iki Mykolaiko. 2,8, 2,7. Dabar galim skaičiuoti likusius. Kiek liko? 2,6, 2,5. Tai yra 2,5, greičiau taip reiktų sakyti. 2 kilometrai ir 4. 100, 2 ir 3. Mykolaikiai, prašau, ženkliukas. Taip jau toks nežymus. Kaip į Lenkiją važiavęs. Aha. Kodėl ne? Didelis Mykolaiki, žodžiu. O, kokie žiūrėk dešiniai prasideda.
Čia matyt aikštelės kažkokios mašinom. Nu va, iš tikrųjų dabar į miestą įvažiavom. Nors pavadinimas gerokai anksčiau buvo. Marijos radijas, mačiau, yra reklama. Ten kokie namukai, turbūt apsigyvenimai. Čia įtariu dabar jau matysim ir žmonių keliaujančių, žygiuojančių. Gal ten į kokius pliažus, o gal tiesiog į centrą prie Kapinaitis iš kairės. Žodžiu, tiek kiek esame pravažiavę, juk ne viską pastebi. O dabar bus galima kaip ką ir apžiūrėti. Bokštas. Šitą pastatą iš dešinės kažkaip visą laiką atsimenu, kai pravažiuojam kažkaip tai. Jis toks gal neeilinis, nežinau, kas čia per pastatas. Koks tai galbūt restoranas. Mums reiktų čia sukti. Šapka čia. Bandom sukti čia. Ir reik ten koks bokštas, bažnyčia ir kas ten. Mat. Didžiulis bokštas. Turbūt bažnyčia. Bet vat ir ant jos prikabinėta, matyt, mobilaus tinklų antenų. Taip, kažkur mums dabar dešinėm pasukt, sako. Taip. Turėtų būti nemažai, toks kurortinis miestelis, tai nemažai turėtų būti svečių iš visur. Taip, kelionės tikslas kaip ir čia. Kairėje, sako. Nu, čia galima kažko, kaip suprantu, prisiparkuoti. Mykolaikos, už mūsų tas pats didžiulis pastatas ten toli, tiksliau bokštas didžiulis ir keliaujame mes į priekį. Žygiuojam, matosi ten tie tvenkiniai. Pasižiūrim iš šitą pusę. Dabar į šitą pusę. Ir čia nelabai kas gero, nelabai kas čia įdomaus. Žygiuojam palei vandenį, manau, ten bus įdomiaus. Man atrodo, vaizdas jau neblogas, ne? Nieko nemačiau dar. Nespėjom nieko pamatyti. Vaisim, O, pasitirint. Tiras čia. Tiras, pasitirint. Visko pridaryta. Visko pas mus pridaryta. Tiksliau, ne pas mus, o Mykolaikį. Štai tą pusę galim pažiūrėti. O, kažkokia kaip turgelis, klausyk. Nu, bet turgelis gal mums dabar neįdomu. Mes turim valandėlę, jei nenori mokėti dar 10 zlotų. Bet ties... 3 eurus. O tu Ne. pastebėjai, kad tualetai, kurį mes apsilankėm, vienam žmogui 2 zlotai. Mes už mašiną sumokėjom 10 zlotų. O už tualetus mums nereikėjo mokėti. Tai mums jau sutaupėm 4 zlotas, galima sakyti, pusę atsipirko mašinos. Rimtai. Jo, ant rimto tada eita, ne? Tai dabar mes nežinom, į kurią pusę mestis, klausyk. Žiūrėk, į tą pusę, Sonata, tu nori čia eit pažiūrėti prie tų jachtų? Man atrodo, gal einam, čia tą valandėlį pralėks. Žiūrim, va ten laiviukas, ten greičiausiai. Koks restoranas, jo. Jo, ten yra tiltas, man atrodo, būtų labai faina iki to tilto ir ant to tilto nueiti. Iš čia ne taip toli. Jo, ten toliau. Nu, va, pažiūrėkit, kaip čia atrodo. Viskas. Prieplaukos. Biški panoramos. Mykolaikai, va taip. Mykolaikai.
Žygiuojam tolyn ir pasižiūrim, kaip atrodo iš šono. Kaip atrodo iš šono. Ir ne šiaip sauda, ko gero, kad jinai ir plaukia. Taip, kad... A? Kur čia tas tiltas? Da, ten bus toliau. Toliau. Čia tas, reiškia, krantas, prieplauka, jinai tokia ilgoka. Jo. Mes ten sustojom per patį vidurį, žinai, jeigu mes būtume, pavyzdžiui, pervažiavę per tiltą ir paskui ėję jau link čia, tai būtume nuėję, bet aišku, grįžti mums vis tiek būtų reikėję. Restauracijos, o kur restauracijos, ten daro restauruoja, žodžiu, mūsų skrandžius. Ką nors įmeti restauracijoje ir renovuoja. Atsinaujinam tada mes, nuotaika pagerėja ir, žodžiu, galima žygiuoti toliau. Nu va, matome, Piščiūtas tiltas. Manau, kad būtinai reikia jį aplankyti, ant jo užlipti. Blokatas pomoc vodna. Kiek žmonių jau susėdė, laukia, kada plukdins. Turbūt yra maršrutas gražus, įdomus, jeigu tiek žmonių norinčių paplaukiat. Taip, kaip čia ant to tilto užlipti. Štai kaip tiltas atrodo iš apačios. Pažiūrėsim dabar, kaip atrodo ant pačio tilto. Po tilto. Vai, kurią pusę dabar nematau tas tiltas. Oi, kažkur nusisuko, va čia, va reikėjo taip vakar. Saulė. Pas mus nelyja. Iš apačios. Žodžiu, dviese esam, gyvenam po tiltu. Žygiuojam kartu, einam kartu ant tilto. Kokie laiptai status, tai gal neinam ant to tilto, kad šitaip stačiai reiks lipti. Jo, nes po dženką, tai apsigalvojom, lipam vis dėlto. O to tiltu turėtų būti graži ir panorama. Tiltas, kuriuo mes pravažiuosim. Panorama štai tokia. Aš manau, tas, kas buvęs, žino, kas nebuvęs. Manau, kad verta tikrai atvažiuoti ir pasigrožėti, kaip gražiai viskas atrodo. Tai co, Litvin? A? Girdėjai, kiek lietuviškų kalbų? Labai daug, labai daug. Litvinį okupavo Nikolaikus. Eit pėsčiom įsižiopsoja ką nors. I ką, tai čia nieko neniurka, mukti į vandeniuką. Į viskas. Kokį dviratuką irgi įsižiopsoja. Niurka ir viskas. Selfie atbulom žingsnį. Taip, ar selfie, ar taip. Bet gali greitai prasimaudyti. Na, svarbu neprasiskel galvos. Štai, jeigu reikia, ir žiūronų galima įsigyti. Kurį patamsins, užtamsins biškykutės. Užtenka va toks savaitgalį kavos atvažiuoti atsigerti, pamėgoti ir namo. Taip, kaip jaunystėje darydavo mane. Tai mes Turiu minį vienai dienai, čia pavakaroti ir važiuoti namo. Čia pat viskas. Taip. Nu, tas čia pat gaunasi kiek. Vos ne kaip į Palangą, ne? Na, iš Vilniaus. Bet turbūt ten ją pačią gal nieko neleidžia, nežinau. Visi, kas yra tik tai viršuj. Nu, o gal ir
Apačioj, nu maža ką, užkluptų kokia liūtis. Tai ne kažką būtų. Bet laivukas kaip turi būti. Kiek ten, žiūrėkit, tolumoj jachtų plaukia. Vat kaip įdomu, ir gelbėjimo valtis prikabinta, jeigu ką, vis išgelbėtų kokius 5. Kaimo gėlių štai yra. Išėjom iš reiškia pakrantės, žygiuojam per kiemus į gatvelę, praseisim dabar gatvute, pasižiūrėsim, ką mes čia pamatysim. Ką mes čia rasim? Ui, kokie laiptai status. Nu, ką darysi? Nu, debesėlis užėjo, pradėjau lynot. Kaip yra? Varpų garsai. Kažkur tolumoje. Štai kažkokią gatvutę išėjom. Kad negrįžt pakrantę, einam gatvute, gal ką nors dar pamatysim. Galima kur pasistatyti ir iš tikrųjų vietos yra. Galima statyti ir prašau, per pusę beveik 5:30. Prilietei, čikšt, tau nuskaitė. Ties pasakius neįsiaiškino, matyt reikia viskas parodyta numerį, įvesti ar kažkaip tai suvesti viską ir paskui susimokėjimai prilietė, bankas nuskaitė ir viskas. Per pusę pigiau, turėkit omeny, kas važiuosit, kad nebūtinai važiuoti į kažkokią aikštelę privačią, mokėti 10 eurų už valandą, tai galima mokėti 5, ne eurų, zlotų. Tai štai. O mes gaunasi vis dėlto sumokėjom šiek tiek daugiau, nes zlotų neturėjom, eurais davėm, paprašė 3 eurų. Išvertus gaunasi 12, nu beveik 13 eurų zlotų iš 3 pagal kursą. Tai prašau, nu bet aišku, mes sutaupėm ant to, ką mumis įleido į tualetą, kuris kainavo žmogui 2 zlotai. Tai štai viename zlote pliuse. Mykolaikė. Žygiuojam toliau gatvute, dairomės ir ką, neužilgo judėsim link Olštino. Šitą aikštę nušviesim šokelyčių. Grinai kaip Lietuva. Grinai. Visas grožis kaip Lietuvoje. Einam prie baseino, nusiprausim ir namo. Tai čia tas Mykolaikų baseinas? Tai. Čia tas, kaip ten, parkas. Atrakcijon. Jo. Va. Prašau, žiūrėk, ten gatvutėjimas, gal va ten įdomu būtų visai, ne? Gražiai iš tiesų žiūrisi. Žodžiu, įspūdis geras. Kitą kartą atvažiuosim visai dienai, nuo ryto iki po pietų. Ir namo. Dūdos atsidarė ir kas šitą namą apvertė. Gal kokia vėtra buvo didelė. Bet sau su įėjimu čia galima įeit, matyti vidų ir apžiūrėti, jeigu kam įdomu, tai vat, prašau. Yra kasa, bilietai. Ir taip atrodo. Tas rakursas gal kiek gražesnis apversto namo. Sako, buvo labai didelė vėtra. Tai va, taip ir apvirta. Kągi, išvažiuom iš Mykolaikų. Judam link Olštino. Ir štai tas tiltas. Ir toliau į tą pusę matom ir pėsčiųjų tą tiltą, ant kurio buvom. Ir visą pakrantę. Judam toliau.